Stiprinti imunitetą dažnai suskumbame tik tuomet, kai apsivelkame storas striukes, paltus ir susirandame šiltus šalikus. Tik ar tada laikas griebtis profilaktikos, sveikai gyventi, daugiau būti gryname ore, stiprinti savo organizmą vaisiais ir daržovėmis. Turbūt apie tai reikėtų galvoti visus metus. O ką daro veiklios moterys ir mamos, kad jų šeimos mažiau sirgtų? Paklausėme ponios Rūtos. Žinoma, stengiamės stiprinti imunitetą natūraliomis priemonėmis. Tai visų pirma, reguliuojam mitybą, stengiamės valgyti daug vaisių, daržovių, dažnai vėdinam namus, stengiamės daug būti lauke, ypač su vaikais, stengiamės juos tinkamai aprengti, kad nebūtų nei per šalta, nei per karšta, jo labiau. Deja, ne visuomet šių priemonių pakanka, o gal ir dėmesio tam skiriame neužtektinai. Tad kokios šaltojo sezono ligos pačios nemaloniausios moterims, galvojančioms ne tik apie save, bet ir šeimą? Mane labiausiai erzina peršalimo ligos, kadangi jos puola pakankamai dažnai ir ypač šaltuoju metų sezonu. Tai ir sloga, ir čiaudulys, ir ypač kosulys. Labai baisu, kai vaikas pradeda kosėti, todėl kad nesinori, kad tas kosulys nusileistų žemiau ir neprasidėtų dar rimtesnės ligos. Pirmus negalavimus organizme dažniausiai sukelia virusai, kurie patenka iš aplinkos, kai bendraujame su čiaudinčiu, sloguojančiu ar kosinčiu žmogumi. Jei mūsų imunitetas neatlaiko šios atakos, po kelių dienų prisijungia ir bakterijos. Kaip sakoma, 3 dienas padaro savo juodą darbą virusai, po to tiesiog visa kariauna bakterijų, kurių mes ir savyje turime gana nemažai. Tai gali komplikuotis anginomis, sinusitais, ausies uždegimu, nusileisti į žemesniuosius kvėpavimo takus, į tracheitą. Labai svarbu nepražiopsoti pirmųjų ligos simptomų. Vos prasidėjus kosuliui nenumoti tai ranka ir bandyti gydytis ne tik arbatomis ir šiltomis kojinėmis, bet ir nestipriais preparatais, kurie tinka visai šeimai. Savo namų vaistinėlėje visada turiu vieną augalinį preparatą Onkalorą, kuris gelbsti visą mūsų šeimą, tiek vaikus, tiek ir mūsų suaugusiuosius. Tik svarbu žinoti, kad jį reikia duoti pačioje ligos pradžioje. Ir pavartojus maždaug savaitę, visos ligos ir peršalimo simptomai pradingsta. Ir vaikas, arba taip pat ir mes, stipriau neįsisargame. Augaliniai vaistai, juos pradėjus laiku vartoti, gali ligą sustabdyti. Vieną tokių preparatų profesorius Algimantas Raugalė savo knygoje apie antimikrobinius preparatus yra pavadinęs augaliniu antibiotiku. Tokį poveikį lemia preparatų sudėtis. Pelargonium sidoides šaknų ekstraktas, kuris turi labai daug medžiagų, apie 10 veikliųjų medžiagų, ten yra kumarinai, taninai, flavonoidai. Ir tas poveikis labai dažnai padeda mums išvengti tolimesnės ligos. Gydytojai vaistinius preparatus pataria vartoti dar kelias dienas po to, kai išnyksta ligos simptomai. Tačiau jeigu liga tęsiasi ilgai, reikėtų imtis kitų priemonių. Suaugusiems galėčiau pasakyti, kad nevertėtų vartoti šių vaistų ilgiau kaip 3 savaitės. Tai jau reikėtų būtinai kreiptis pas gydytojus rimčiau ir spręsti tolimesnį gydymą. Augaliniai vaistai virusams ir bakterijoms neleidžia prisitvirtinti prie kvėpavimo takų gleivinės ląstelių. Ligų sukėlėjams daugintis kvėpavimo takų gleivinėje padeda suskystinti gleives, mobilizuoja paties organizmo imuninės ląsteles kovoti su ligos sukėlėjais. Mums labai tinka, kada prasideda tracheitas, bronchitas, kada dar neišsireiškia liga, reikia pačioje pradžioje, kada pradedame koščioti, kada jaučiame, kad sausas kosulys, nes tos visos medžiagos jos padeda, esančios Onkalore, jos padeda net ir atsikosėjimą lengvina, skystinant gleives. Šiaip vaistas parduodamas 2 formomis, tai yra lašiukais ir tabletėm. Lašiukai skirti daugiau vaikams, o tabletės mums suaugusiems, kadangi patogiau yra gerti tabletės. Moterims auginančioms vaikus dažniausiai tenka rūpintis mažųjų ligos tramdymu, o čia susiduriama su vaistų girdimo vargais. Tad sutikite gerai, kai galima rinktis vaisto formą, lašiukus arba tabletes. Kai serga vaikas, tėvai tampa ir slaugytojais, ir guodėjais, o kur dar įprastiniai darbai, kuriuos privalu suspėti atlikti. Kai negaluoja mama, byra įprastas visos šeimos gyvenimas. Taigi tiek šį rytą apie tai, kaip išsaugoti sveiką visą šeimą. Daugiau informacijos apie homeopatinių preparatų vartojimą galima rasti interneto svetainėje sveikivaikai.lt.